gimęs varlės jauniklis. Visi galvoja, kad varlės juda tik tai pavasarį. Iš tikrųjų, jos išsiritusios ir po metamorfozės vasaros Liepos mėnesį iš vandens telkinių pasipila į aplinkinės vietovės. Ir jeigu nebūtų tos tvorelės, tai ta varliukė, jinai liptų ant kelio, jinai būtų suvažinėta. Varliagyvių apsaugos sistema, paklojamos tvorelės, kurios neleidžia varlėm peršokti ant kelio ir nukreipiamos į paralaidas. 2014 metais pirmas etapas, 730 metrų ilgio tvorelė pastatyta, pačioj intensyviausioj migracijos vietoj. Čia vykdavo intensyvus judėjimas, daug varlių žūdavo. Tvorelė pastatyta tik iš vienos kelio pusės. Tai dėl to dabar darbai tęsiami, statoma tvorelė iš kitos pusės ir daromos 2 paralaidos. Vietoje dedamos paralaidos smulkiesiems gyvūnams. Jos dedamos kas 50 metrų tarpus paliekant. Galima truputį praplėsti, kaip šituo atveju. Tvorelės nukreipia gyvūnus varliagyvius į paralaidas ir jie gali saugiai pereiti iš vienos kelio pusės į kitą. Čia vyksta intensyvi varliagyvių migracija. Ir ta migracija kelia pavojų eismo saugumui. Ypatingai motociklininkams, kurie gali paslysti ant suvažinėtų varliagyvių ir tiesiog nulėkti griovį. Gelžbetoninės paralaidos, U raidės formos, pagrindas yra natūralus gruntas, dėl to gyvūnams jisai labiau tinka negu, tarkim, plastikiniai ar betoniniai vamzdžiai, kurie būna uždari. Tai va tokia sistema, kuri naudojama Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje ir pasiteisinusi. Įstaiga FPP Consulting teikia konsultacijas varliagyvių apsaugos sistemų įrengimo klausimais, patariant projektuotojams, kokias tvoreles parinkti, kokią vietovę konkrečiai numatant, paralaidų išsidėstymą. Ir paskui vykdant darbus, tai esam atsakingi už silikono darbus, sujungiant elementus, kokybę, kadangi čia vis tiek yra sistema per gyvūnams. Čia turi būti labai preciziškai, švariai, gražiai atlikta, kad nebūtų palikta skylių, tarpų. Žodžiu, tai dėl to mes patys atliekam būtent sujungimo darbus. Lietuvos automobilių kelių direkcija. Jie yra užsakovai, darbus atlieka. Plungės Jonis. Pagrindinės mūsų sritys vykdomos inžineriniai tinklai, keliai, geležinkeliai. 2014 metais pradėjom šį objektą, pirmą etapą. 840 metrų kažkur buvo įvykdyta. Šiais metais 2016 antras etapas, 275 metrai. Buvo suplanuota per kelią įdėti tunelius pralaidas. Dviejose vietose.
to tinklelė mažyčia, bet šitas moment peraugo žolėm ir visai nepasiteisino ir Surūdijo pastoviai. ir ten- Jis nesurūdijo. Ne? Ne, jis nesurūdijo, nesugniužo, jis tiesiog peraugo žolėm ir varlės per žolės perlipa. Ir tuo nerštą metu reikėjo vis tiek tos pries popieriaus užtvaras daryti. Nu, va. Laikinas. Jo laikinas. Nu, o dabar jau kokybė visai kita, pasaulinė lygį. Солі батончики, без смаку. Mokslinį paskui